Taigi laikas visiems sugrįžti kitai prezentacijai, kuris atvyko iš Ispanijos. Ir dabar turiu asmeninę istoriją apie šitą žmogų. Prisimenu, kai aš pradėjau dirbti sporto žurnalistu prieš 20 metų, aš vis dar prisimenu, kad vienas iš geriausių, puikiausių pavyzdžių man jaunuoliui buvo liga.acb.com svetainė ir buvo tokia istorija. Ten buvo toks žmogus toje svetainėje, tai buvo Pablo Malo de Molina, aš labai gerai prisimenu tą pavardę ir man labai malonu pristatyti žmogų patį čia Vilniuje. Jis dirbo kaip žurnalistas Liga.acb, po to buvo redaktorius svetainės, o dabar komunikacijos direktorius ACB lygai. Taigi Pablo Malo de Molina, jis pakalbės apie tai, kaip tobulinti sporto komunikaciją, įtraukiančio turinio strateginės įžvalgos yra Copa del Rey atvejo analizė. Taigi sveikinam, Pablo. Ačiū labai. Sveiki visi, ačiū už šitas video ir štai, kad mane priimat, Ispanijos krepšinio atstovą ir visiems rėmėjams, nes manau, kad labai didelis įvykis ir sėkmingas. Dabar mes Lietuvoje, tai dėl krepšinio visi išprotėję ir dauguma jūs žinote, kas yra ACB, tai yra Ispanijos asociacija ir tai organizuojam visas profesionalias varžybas krepšinio Ispanijoje. Tai jūs turbūt žinote Copa del Rey formatą, kas tai yra, bet aš pakalbėsiu šiandien, kaip Copa del Rey tapo unikaliu, specialiu, ypatingu dalyku. Ir tai pavyzdys organizavimo. Mes ne NBA, bet esam tiesiog vietinės varžybos. Mes su pasididžiavimu sakom, kad mes antri po NBA pasaulyje. Ispanija yra didžiulė rinka. Bet šitas renginys tapo gerokai didesnis, negu šiaip turėtų būti. Kaip žinot, įprastos krepšinio taurės. Tai kitur Europoje kitaip yra Copa del Rey, bet šiaip Copa del Rey tapo didžiausių metų įvykių. Tai 25–30% per metus pagal žiniasklaidos poveikį ir dėl to, kas laimi. Dabar papasakosiu, kaip visa tai vyksta. Kodėl tai ypatinga, kodėl unikalu? Nes mūsų gerbėjai padaro šį renginį unikaliu. Copa del Rey kuo tapo, tai didžiulė šventė, didžiulis vakarėlis. Daug ispanų ir užsieniečių atvyksta. Be abejo, tai yra labai tokia rimtos varžybos, konkurencingos, labai svarbu laimėti, bet padaroma 4 dienų šventė, fiesta, kur vyksta bet kuriuo oru. Pavyzdžiui, šiemet Malagoje, tai mes vadiname tai didžiausia fiesta krepšinio pasaulyje. Visi žmonės susirenka, viskas vyksta taikiai.
ir buvo padarytas šitas renginys absoliučiai unikaliu. Komandos, kurios pateko ir netgi nepateko, jų gerbėjai vis tiek džiaugiasi, švenčia gatvėse ir stebi rungtynes. Šitas renginys vyksta kasmet ir būna daugybė žmonių gatvėse. Matote įvairiausią atributiką skirtingų komandų. Tai tapo dideliu ir vertu pažymėjimo. Tokios pagrindinės komandos, aišku, Unicaja, Real, Barcelona ir taip toliau, bet ir kitos, ir taip jūs galite pajausti štai čia, kaip visa tai atrodo. Na, jūs matote, kokia šventė, jūs matote, kaip šoka skirtingų krepšinio komandų sirgaliai. Būtent tai ir siekiame. Susibūrė visi sirgaliai, visos komandos ir 4 dienas švenčia. Bet kaip viskas prasidėjo? Kaip mes pažiūrėjome kitaip negu į kitus dalykus. Taigi, ECB prasidėjo 1983 metais ir perima nacionalinės lygos vaidmenį, keičia formatą ir perina nuo atkrentamųjų prie finalinio ketverto, o 87 prie finalinio aštuoneto. Ir toliau 96 metais Copa del Rey pirmajame etape žaidė 7 geriausios komandos ir namų komanda, nes labai sunku patekti į Copa del Rey, turi įveikti kitus etapus. Taigi, būtent todėl mes nusprendėme sustiprinti konkurenciją pirmame Copa del Rey etape. Ir taip pat mes pristatome mini kopą 2004 metais, turime 13-metį fenomeną Ricky Rubio, turbūt esate girdėję apie jį, jis užvaldo visų širdis ir Rudy Fernandesas tampa vertingiausių žaidėjų. 2015 metais gatvėse pradeda rinktis sirgaliai, organizuoja paradą su visa komanda, tai tampa tradicija ir Copa del Rey apogėjumi. Baskonija nesikvalifikavo, bet buvo daugiau negu 80 000 žmonių, taigi mes norėjome taip pat priimti ir Baskonijos sirgalius, kad jie galėtų švęsti su mumis. Taigi, sirgaliai
Jie tiesiog išeina į gatvę, jie perima visą miestą, centrą ir tiesiog padaro didžiulę šventę. Ir mes nusprendėme paimti tai, tuo pasinaudoti ir perkelti tai į aukščiausią lygmenį. Ir daryti tai ne tam tikroje zonoje, kaip darydavom anksčiau. Ir nusprendėme tiesiog užimti visą miestą. Ir mes nusprendėme, kad ne tik dalyvautume mieste, bet ir kad įtrauktume miestą į tą šventimą. Na, pavyzdžiui, praeitais metais Malagore, jeigu esate buvę ten, jūs maždaug įsivaizduojate, kaip tai vyksta. Ir visur centre mes padarėme tam tikrų renginių vietas. Ir mes tiesiog išdėliojome vietas, kuriuose galėtų krepšininkai ir komandos pasitikti sirgalius. Mes pavadinome gatves naujoviškai, tiesiog pavadinome labai juokingai, kad visiems būtų labai linksma. Iš to galėjo pasipelnyti ir vietos verslai, kadangi buvo susirinkę labai daug sirgalių. Taigi mes įtraukėme ne tik sirgalius, bet ir vietinius žmonės. Vietinis verslas tikrai pasipelnė iš to. Mūsų rėmėjai taip pat sugalvojo įvairiausių veiklų, nes žinojo, kad turėjo kažką įdomaus pasiūlyti sirgaliams, taigi gavosi toks didžiulis renginys. Ir mes nusprendėme suteikti sirgaliams labai įdomių patirčių ir įdomių pramogų. Svarbu ne vien varžybos, bet ir tai, kas vyksta papildomai prie to. Taigi, šioje fanų zonoje mes nusprendėme surengti žinomų Ispanijoje atlikėjų koncertus. Mes taip pat 3x3 krepšinio varžybas sukūrėme. Taip pat buvo nuotraukų kabinos ir, žinoma, Malagoje vyko dronų šou. Ir tai tik keli dalykai, ką mes siūlėme fanų zonoje. Taigi, mes siekiame paversti sporto varžybas pramoga ir perkelti visą tai į visai kitą lygį. Taip, sirgaliai ir taip ateina į varžybas. Mes bilietus išparduodame per 5 minutes ir bilietai nėra pigus. Bet svarbu tai, kad mes norėjome, kad mūsų sirgaliai patirtų tai, ko nepatiria žmonės, kurie neateina į varžybas. Taigi, mes norėjome ir kad rėmėjai įsitrauktų į visą tą turinį. Taigi, mes šiais metais dirbame prie pramogos. Ir ten, kur turėjome Copa del Rey prieš kelias dienas, mes surengėme koncertą. Tai buvo didžiulis koncertas, kuriame dalyvavo labai žymus ispanų atlikėjai, susirinko virš 100 000 žiūrovų. Ir mes toliau tęsėme šią praktiką ir turime tokią startupą Neva Say Neva, kurį kūrė futbolininkas ir jie orientuojasi ir specializuojasi pramogų srityje. Pažiūrėkime į vaizdo įrašą.
Renginys susilaukė didžiulės sėkmės ir jeigu dirbate pramogų srityje, jūs įsivaizduojate, kaip sunku surengti tokį koncertą po to, kai prieš kelias dienas vyko sporto varžybos, taigi padarytas didžiulis darbas. Taigi, kaip minėjau, varžybos ir pramogos nebuvo vien tik tai, ką pasiūlėme, taip mes įdėjome daug pastangų, kad varžybas lydėtų muzika, tai buvo ir gyvi koncertai, ir koncertai gatvėse, mieste. Ir jūs matote keletą pavyzdžių arenoje. Ir mes turėjome atlikėją, kuris buvo 2024 metų uždarimo ceremonijoje. Mes, žinoma, nesame Europos čempionai, bet, aš tiesiog sakau, krepšinėje mes daug kartų esame buvę. Taigi mes labai didžiuojamės, kad krepšinis yra mūsų nacionalinis sportas. Taigi, prašau, dėmesio į vaizdo įrašą. The upper screen. It's the halftime show in the finals. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. A ver qué os vea por aquí. Ti amo, io canto al ¿Cómo se llama por aquí? C'è il tuo respiro, è primavera. Vamos a ver esos brazos. ¿Dónde están? Ma ti ringraziamo che te ne arriba. Sarà perché ti amo. Matėte mūsų didžiausius rėmėjus ir mes tikrai naudojamės progą juos parodyti. Tai yra vienas žinomiausių didžėjų Ispanijoje ir žmonės susirinkę apžiūrėti varžybų tiesiog ošia salėje. Ir tai, štai kaip mes bandėme pateikti renginį ir tiesiog padaryti tai daugiau negu krepšinį. Tiesiog noriu priminti, kaip mes organizuojame varžybas. Turėjome finalinį aštuonetą. Jūs matote 8 komandas, yra atkrintamosios prieš pusfinalį, paskui yra finalas. Penktadienį 2 žaidimai, o šeštadienį yra pusfinaliai, o sekmadienį finalas. Ir Copa del Rey, taip pat prie jų prisijungia mini taurė. Tai yra žaidėjai iki 14 metų. Ir tai tapo išties didžiuliu renginiu. Tai nėra šalutinis renginys greta pagrindinio, tai yra didžiulis renginys. Ir kaip matote, kiek žmonių susirenka į mini kopą, į jaunių žaidynės, tai yra renginys tarp jaunių, kuris pritraukia didžiausią skaičių žiūrovų. Ir kasmet šios varžybos pritraukia didžiulį susidomėjimą. Daugiau negu 50 milijonų paminėjimų yra žiniasklaidoje, būtent kalbant apie mini kopą. Čia mes atrandame daug žinomų žaidėjų. Taigi, netgi Domantas Sabonį atradome. Mes kalbėjome su kolega iš Basket News ir jis priminė, kai Domantas Sabonis žaidė,
daug lūkesčių nebuvo, kad jis taps geriausiu žaidėju. Jis tik mėgavosi patirtimi, kaip tai daro didžiulis skaičius jaunų žaidėjų, nes yra tik nedidelė tikimybė, kad kažkuris iš jų pasieks aukštumas. Taigi šis turnyras tai yra būtent ta vieta, kurią turėtų siekti patekti jauniai norintys pasiekti sporto aukštumų. Pažiūrėkime, kaip vyksta minikopa. These are 13-year-old kids. Čia 13-mečiai, berniukai ir finalas žaidžiamas. Vienas iš dalykų su minikopa, aš sakiau, kad bilietai Copa del Rey per kelias minutes išparduodami ir jie vyksta didesnėje arenoje, bet mes vis tiek kviečiam vaikus, kad žiūrėtų varžybas ir tai nėra mažas įvykis, mes šimtus vaikų kviečiam, kadangi tai labai svarbus įvykis, kurio jie niekada nepamirš ir visą tai kalbu jums, kadangi tai yra turinys, jis parduoda renginį sirgaliams, žiniasklaidai ir pateiksiu keletą pavyzdžių tiesiog apie turinį, tai neleisiu visų ten filmukų, juos galima matyti internete ir aš galiu paaiškinti, jeigu nesuprasit, tai galite persiųsti man žinutę, mano labai lengvas mano e-mailas ir paklausti informacijos daugiau, kas liečia turinį, komunikacijas, mes stengiamės viską pateikti kuo geriau ir viską įsisavinti, ką mes turime Copa del Rey, tai tiesiog medijos daug gerų dalykų. Kiekviena komanda turi daug bendrauja su medija, interviu vyksta netgi rungtynių metu su žaidėjais ir treneriais ir daug turinio, tiesiog programėlę netgi finalui skirtą turim ir mes imame jau laimėjusiojo komandos trenerio rimtą interviu ir mes rūpinamės turiniu ir padedam medijai visą tai pateikti ir naudojam visus vietinius simbolius, tai turi būti svarbu medijai, apie 400 žurnalistų dalyvauja renginyje. Ir mes stengiame padaryti daug naudingų dalykų jiems. Mes turime paruošti stiprų turinį. Koks mūsų šūkis, kuo mes vadovaujamės, kad žmonės turi galvoti apie socialinius tinklus, apie turinį ir mes, pavyzdžiui, uždedam mikrofoną per rungtynes ant teisėjo, nors tai netransliuojama iš karto, bet kitą pirmadienį po taurės jau varžybų viską sužinoma, ką teisėjai kalbėjo. Ir tai labai panaudoja žiniasklaidą ir tai padeda skaidrumui. Ir mes uždedam mikrofoną
Ir pralaimėjusiųjų apie vieno žaidėjo uždėjom ir tai buvo unikalu, buvo stebimas žaidėjas, pateko į žinias, tai buvo labai įdomu. Taip pat turime vidaus turinio, tai to, ko niekas negali gauti. Mes turim daug komentarų, 50 minučių apie Unikachą. Ir tai didelis 10 tūkstančių žmonių finalo dalyvavo. Tai keletas pavyzdžių. Čia tiesiog rezultatai keletą. Mes turime 50 milijonų video peržiūrų, 29 Instagrame. Tai yra TikTokas, Instagramas ir daug yra minikopos. Copa del Rey sirgalių daug domisi ir minikopa. Jeigu tai buvo transliuojama, tai 500 milijonų, daugiau netgi yra žiūrovų ir daug peržiūrų, irgi 100 milijonų, daug 151 šalis pasaulyje stebi, tai žino, kad tai gal ir nėra didžiausios varžybos pasaulyje, bet tikrai vienos iš didžiausių, taip pat ir Lietuvoje. Ir kad tai įvyktų, mes turime remtis rėmėjais ir investuotojų, nes mes atnešam į miestą daug pinigų. Mes renkamės areną, renkamės, kur turi būti ir tarp miestų, kurie atvyksta. Mes pasirenkam tinkamiausią miestą renginiui. Ir manau, kad jums tas įdomu, tai labai nuostabios vietos. Ir tada būna aktyvuojamas ir vyksta renginys tame tarpe ir sirgaliams. Čia tiesiog skaičių, neseniai buvo atlikti tyrimai, kad 14,7 milijonai eurų yra pačio prekės ženklo vertė, 21 milijonas tai yra tiesiog rengiančiam miestui toks poveikis, tai išlaidos 9,7 milijono, o 52 milijonais vertinama medija poveikis. Ir taigi šitas įrengis yra tikrai didelis ir krepšinėje tai labai svarbus. Ir be to aš labai mielai priimsiu klausimus, atsakysiu apie Copa del Rey ar visą, kas susiję su ACB, Ispanijos krepšiniu, kas jūs domina, aš mielai išgirsiu. Pablo Malo de Molina, ačiū už jūsų prezentaciją ir turime dar jums laiko jų klausimams prieš kitą prezentaciją. Taigi skatinu visus parsisiųsti programėlę ir užduoti klausimus per programėlę. Tai jūs jau beveik pradėjote vakarėlį čia, dar gana anksti. Kaip drįsti su šitą muziką? Pablo, matėm tą vakarėlį, šventę ir klausimas. Ten daug sirgalių, gerbėjų, dalyvaujančių Copa del Rey. Bet kodėl šitie fanai nekeliauja su komanda į Madrido Realų, Barceloną? Nes daug komandų Europos taurės, o kodėl jie nekeliauja? Tai įdomus klausimas, mes iš tikrųjų nelabai žinome. Tokie renginiai, tai tūkstančiai fanų atvyksta į top 4 finalą. Tai manau ne tik dėl pačio renginio, bet ir tai, kas vyksta aplinkui.
Tai pirmiausia yra pinigai, nes keliauti į užsienį, ten kainos nėra lengva. Ir galbūt sunku suorganizuoti tiek daug žmonių ir žmonės neuždirba gal tiek daug, kad galėtų važinėti, o į Copa del Rey atvyksta tūkstančiai, dėl to, kaip jie gali ten pasismaginti, visas tas jausmas geresnis negu keliauti kažkur į Europą, o čia visi gali būti kartu, švęsti, baliavoti ir tai neįmanoma daugelį kitų varžybų, nes yra ir saugumo reikalai ir galbūt komanda neturi laiko bendrauti su savo fanais. Ir būna, yra istorijų apie meilę, apie santuokas, kurios atsirado per Copa del Rey, prasidėjo ir matėm daug nuotraukų ir video apie tai. Ačiū už klausimą, aš atsakymą, kas svarbiau, įtraukimas ar sekėjai, kurios gaunat su Copa del Rey. Tai mums įsitraukimas. Mums kiekvienam svarbu, kad pasiekti žmonės, kurie nėra pagrindiniai vartotojai. Ir Copa del Rey tai leidžia mums pasiekti įvairią auditoriją, kuri domisi po to ACB. Taigi mes yra tokia konkurencija dėl fanų, mes nekovojam dėl fanų, mes su kitais sportais, bet mes kažkiek kovojam ir dėl vaikų, kurie renkasi, kur žaisti ir mes turim suteikti pramogas jiems. Kiek karantinas pasaulinis paveikė Copa del Rey ir galima pasakyti, kad atsistatėt, tai visiškai, bet mums pasisekė, kad paskutinė Copa del Rey buvo 2 savaitės prieš pandemiją, tai man atrodo apie 20 vasario, o po to jau po poros savaičių jau trinktelėjo ta pandemija. Po metų neturėjom finansų, 21 tai buvo didelis smūgis, bet mes kažkaip išsilaikėm per online, o 22 jau buvo 80% fanų arenose, kas liečia Copa del Rey, bet šiaip krepšinio lyga buvo labiau paveikta, bet mes greitai atsistatėme, fanai buvo labai aktyvūs, nes žmonės, nežinau, ar jūs matėte tą Lietuvoje, bet atrodė, kad visi ta baimė, kad praleis kažką, tai po pandemijos visi labai norėjo dalyvauti, tai Copa del Rey prieš pandemiją buvo vieni, o jau atrodo, visi norėjo dalyvauti, švęsti ir žmonės suprato, ką jie prarado ir kas liečia Copa del Rey, tai labai akivaizdu. Tai ačiū už jūsų klausimus ir dar paskutinis klausimas prieš užleidžiant sceną kitam pranešėjui, tai Minikopa yra nuostabus pavyzdys ir manau, kad jūs pirmieji krepšinio varžybose sukurti tokį turnyrą, kuris bus toks masiškas. Tai kiek užtruko, kad jūs suvoktumėt, kad tai gera idėja? Paprastai kai kuriuose industrijose mes pradedam projektus kažkokius ir kartais, jeigu pirmais metais, antrais nesiseka, tada metam tą idėją. Tai kiek metų jums užtruko suprasti, kad tai puikiai idėja ir mes turėtume tai tęsti? Turėjom tokių sunkumų, bet mums labai pasisekė, kad mes atsistojom ant kojo. Rick Rubio buvo šitas vaikas, jis pradėjo, debiutavo, 14 jau dalyvavo profesionalioj lygoje, 13 buvo Minikopa ir iš karto buvo labai didelė sėkmė.
Bet mums nebuvo lengva, nes tai daug kainuoja pinigų ir krizė buvo 2008, buvo sunku, bet mes po to atradome, kad tokios jaunimo varžybų turnyrai kaip minikopa, tai yra labai įtraukia fanus ir galius ir tą, ką mes darome, tą turinį su Copa del Rey ir minikopa, visi mato, visi gauna patirties ir visi atrodo jau norėtų turėti minikopą. Aš pats negaliu žaisti Copa del Rey, bet aš gal bus įsivaizduot, galiu save, kaip aš 13-metis žaidžiu minikopoje ir taigi traukiami vaikai, šeimos. Taigi, ačiū labai, tai buvo Pablo Malo de Molina, Liga ACB komunikacijos direktorius, tai ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad atvykot iš Ispanijos į Lietuvą, taigi ačiū Jums.